Taigi, sveiki visi, šiandien darysim bike review. Pirmasis mūsų dviračių review eilėje yra Jono Šliupo Orbea Rallon M20, 22 metų modelis, karboninis rėmas, karboninė galinė šakė, aliumininis vidurys. Priekyje turime 29 ratą su Mini DHF Maxxis padanga, gale šiek tiek mažesnis ratas, manevringumui trasoje gal šiek tiek lėtesnis, tačiau tai kompensuoja priekį didesnis ratas. Gale turime Mini DHR 2 Maxxis padangą, kuri pritaikyta galoje DHF'as priekį. Nuostabiai riedantis dviratis, labai greitas, manevringas, 170 mm eigos suspensija, amortizatoriai, galinis Foxas, priekinis taipogi Foxas, vidurinio lygio Foxo komplektacija galima sakyti, tai yra 38 Performance ir Fox Float X'as, kuris taipogi labai gerai sugeria visokius akmenis, šaknis, viskas ką jam duosi, viską jisai pravažiuos, taip sakant. Dviratis šitas, kadangi yra pakankamai naujas ir modernus, turi labai daug įdomių tokių paslėptų siurprizų, kurių daugelis dviračių neturi. Tai pavyzdžiui, šis dviratis turi vidinį tokią kaip ir vietą, į kurią galima dėti daiktus. Jeigu Jonas nesupyks, mes jį išimsim ir parodysim. Iškrito biški viskas, tai čia, pavyzdžiui, išsiema, gali įsidėti, ką nori, tai vat šitas dviratis tuo išsiskiria, kad turi daug modernių visokių dalykėlių, kurie kaip ir daug neprideda, tačiau visada smagu turėti. Taipogi mūsų visa komanda naudoja, visa komanda naudoja Fidlo gertuvas. Tai yra magnetinės gertuvės, kurios tiesiog užsideda ir nereikia bijoti, kad gertuvė iškris, nes kol kas dar nei vienos gertuvės nesam pametę, kol kas. Tai tikėkime, kad taip ir toliau vyks. Šio dviračio yra SRAMo GX transmisija, permetėjas, kasetė, viskas SRAM GX. Tobulai veikianti, nepirkite NX-o, NX-as lūžta, tačiau GX-as yra tobulas, labai ilgai laiko, labai smooth shiftina, man asmeniškai vienas iš mėgstamiausių. Ir taipogi turime Shimano stabdžius. Tai toks galima sakyti mismatchas, kad SRAMo grupsetas ir tada Shimano stabdžiai. Tačiau Shimano stabdžiai yra labai agresyvus, vos paspaudi iš karto stabdo, man asmeniškai taipogi labai patinka. Ir čia galima sakyti viskas apie šį dviratį. Pagrindinius dalykus jūs paminėjau, tikrai labai smagus ir manevringas dviratis. Prieš save turiu savo paties dviratį, tai yra 2021 metų Scott Genius 90 modelis. Šiek tiek mažesnio travelio, tai yra eigos negu Jono dviratis, kurį matėme prieš tai Orbea. Tai šis dviratis turi 150 mm eigos. Tai jis labiau skirtas trailam, all mountain, kaip palyginus su Jono, tai yra full Orbea, full enduro, atsiprašau. Nors ir turėdamas šiek tiek mažiau eigos, tobulai važiuoja per visas trasas. Šis dviratis jau šiek tiek skiriasi negu praeitas, turi abu du ratus 29, tai reiškia, kad jis yra daug greitesnis trasose, gal ne daug, bet šiek tiek tikrai greitesnis, gal ne tiek manevringas, tačiau man pilnai užtenka jo manevringumo dėl jo geometrijos. Šis dviratis taipogi yra karboninis, tačiau kas skiriasi jame, tai kad galinis trikampis šio rėmo yra aliuminis, kas man yra jau pagelbė, nes Austrijoje pernai, kai kritau, buvo toks įvykis, kad galinis trikampis gavo stiprų smūgį į šoną, gavo įlenkimą ir sulūžo.
tačiau kadangi aliuminės dalys netokios brangios kaip karbonės, tai pasikeičiau ir važiuoju toliau, o su karbonu šiek tiek būtų sunkiau. Tai kadangi šis jau dviratis jau matė šiek tiek gyvenimo, turi naujus ratus, naujus stabdžių diskus nuo originalios komplektacijos, dėtis vis ratai, taipogi kaip ir ant Orpėjos. Taipogi šis dviratis yra su elektrinėmis parvaromis, tai ką reiškia, tai kad nėra jokių laidelių, o yra baterijos. Tuo jis gan išsiskiria, taipogi droperis, irgi elektrinis, išsikrovęs, reikės pakrauti, bet jo, viskas yra elektrinė, taip pat pakeista sėdynė, visi važiuojame taip pat su ergon sėdynėm, atsiprašau, ne visi, Sėliai Italijai ir ergon sėdynėm, pačios patogiausios mano nuomonė sėdynės, taip pat karboninis vairas, kas palyginus su kitais komandos nariais, tai yra aliuminiai vairai, tai pas mane pasižymi tuo, kad yra karboninis. Kaip sakiau jau, SRAMo komplektacija, grupė, bėgių grupė SRAMas, stabdžiai, taipogi Shimano XT. Vėl mismatchas, tačiau daug labiau patinka. Irgi Foxo suspensionas, šiek tiek geresnis negu Jono, čia yra 36, tai ką reiškia, tai kad šiek tiek mažesni stenčionai, tačiau daug skirtumo nėra, tačiau yra geresnis damperis vadinamas, tai yra Fox 36 Performance Elite. Tai šiek tiek geresnis, gal per daug ir nesijaučia, bet geresnis. Visas apklijuotas juostelė, lipinė juosta ir lipdukais čia visokiais, kad nesubraižyti. Nu ir tiek. Ir dar va, kam pamiršau paminėti, kad visi važiuojam su Crankbraverio batais ir pedalais. Mano tokie vieni iš mėgstamiausių. Geriausiai laikosi, geriausiai kimba, viskas, ko reikia enduro trasoms. Visur važiuoja, viską atlaiko, krenti, atsistoja, toliau važiuoja. Dabar jau stovi kitas dviratis, tai yra Mato Krukonio Radon Slide Trail. 2019 metų, pats seniausias iš visų, tačiau su pačia geriausia komplektacija. Tai turime, kaip matot, šviečiantį iš tolo auksinį kašimą. Tai yra Foxo 36 amortizatorius, o gale Foxas DPX2. Abudu yra kašima coating, toksai vadinamas dažymas. Sako, kad jis šiek tiek padeda geriau slyst, bet kiek tame yra tiesos, nežinau, bet gražiai atrodo. Tuomet turime droperį, irgi neveikia. Čia jau net ne elektra, vis tiesiog neveikia. Bet aš manau, čia tiesiog reikia patempt laidelį ir viskas bus tobulai. Šis dviratis taipogi turi 29 abiejų ratus. Abu ratai yra 29 coli, kaip ir mano. Maxis padangos, pačios agresyviausios, pačios geriausios, geriausiai gripina, važiuoja kur nori ir tobulai. Šis dviratis skiriasi iš visų mūsų, tai kad turi Shimano grupsetą ir net ne 12, o 11. Matas toks labiau old schoolinis, sakykim taip. Jau šiek tiek ne taip madoj tas 11, 11 bėgių sistema, bet svarbu, jam patinka. Shimano XTR stabdžiai ir taipogi XTR permetėjas, tai top-endinis Shimano grupsetas. Karboniniai leveriai, karboniniai šudeliukai visokie, viskas, kad tik kuo lengviau būtų. Tai vien žodžiu, taipogi ir vienas iš lengvesnių dviračių. Karboninis rėmas, aliuminis, galinis trikampis, taipogi kaip ir pas mano Skotą, tam, kad jeigu sudaužai būtų pigiau, turbūt, gal net ir stipriau šiek tiek. Aliuminis vairas, mato nušvitrintas, namuose Rūsy, man asmeniškai labai gražiai atrodo, tikiuosi ir kitiem patinka.
jau minėjau, Maxxis padangos, Fox suspensionas, karbonas, radonas, važiuojam. Šįkart prieš mane jau turime kitą dviratį. Nors mūsų komandos ketvirtas narys yra Rapaliukas dar. Tačiau mes turime jo brolio dviratį, Pauliuko Vertelkos. Tai pakalbėsime apie jį. Tai taipogi šis dviratis iš visų išsiskiria, nes yra aliuminis. Visas rėmas yra aliuminis. Šiek tiek sunkesnis negu karbonas, bet tačiau tobulai važiuoja ir aliuminis. Kaip kam labiau patinka, vieniem aliuminis, kitiem karbonas. 29 abu ratai, taipogi Maxxis padangos. Vėlgi išsiskiria iš kitų, kad yra Shimano visa komplektacija, tik jau ne 11 bėgių, o 12. Stabdžiai vėlgi labiausiai išsiskiria, turbūt sakyčiau iš visų, tai nedažnai pamatomi Formula stabdžiai. Labai gerai veikia. Pauliukas praeitose varžybose biškį aplankstė tas rankenėlės, bet viskas buvo sutvarkyta. Turi RockShox suspensiją, tai yra RockShox Pike'as ir Deluxe'as. Vidutinio lygio suspensionas, tačiau tobulai visas trasas atlaiko, viską nuvažiuoja, ką tik nori. Jau, kaip matom, pasiruošta ir enduro varžyboms. Kamera priklijuota yra, tai jeigu kas nors nelaikys kamerą, pavyzdžiui, tai kamerą jau turės Pauliukas. Ką čia dar? Pedalai Crankbraverių. Kuo skiriasi nuo mūsų, tik kad yra ne klipsai. Šiek tiek kitokie, tai yra fletai, tai koja neprisikabina prie pedalų, o tiesiog kaip paprasti batai užsideda ir važiuoja. Droperis, pažiūrėkim ar veikia. Droperis, pirmasis dviratis, kur veikia droperis. Tai droperis veikia, pasikėlė sėdynę ir važiuoja nuo kalno. Kalną atvažiuoja leistis, nusileidai. Tai va tokia va ir yra to droperio naudojimo paskirtis. Taipogi, kas ant šito yra tokio labai gražaus, toks šiek tiek specifinis prisilietimas Pauliuko. Tai yra labai gražus lipdukas su žaibais ant rėmo. Šiek tiek duoda tokio žaismingumo ir gražumo dviračiai. Labai nuostabiai atrodo. Tai tiek.